Klausimas jums, kaip dažnai kepate šašlykus? Ir antras klausimas, ar marinuojate juos patys, ar perkate jau paruoštus parduotuvėje? Net nebejoju, kad yra tokių žmonių, kurie perka tokius gaminius, tad nusprendžiau atlikti eksperimentą, kuriame dalyvauja Norfa, Maxima, IKI ir Rimi. Maxima ir Rimi mūsų apsilankimo dieną mums pasiūlė po 5 skirtingas šašlykų rūšis. IKI galėjom rinktis iš 3 rūšių, o Norfa turėjo vos 2. Atsižvelgdami į turimą parduotuvių pasiūlą, Maximoje paėmėm 3 skirtingas šašlykų rūšis, Rimi paėmėm taip pat 3. Na, o skurdesnę pasiūlą turinčiose parduotuvėse IKI ir Norfa paėmėm po 2 šašlykų rūšis. Šašlykus turime, belieka užkurti kepsninę. Na ką, o dabar sumaukim šašlykus ant iešmų. O iešmai, kaip matote, pažymėti skirtingomis spalvomis. Jei Maximos ir IKI šašlykai buvo vienodo dydžio, tai Rimi 2 dėžutėse atradom po tokį luitą, o Norfoj buvo ir luitų, ir lašinių, ir net skūrų. O šašlykus galim laikyti iškepusiais tada, kada jų vidinė temperatūra pasiekia 66–70 laipsnių Celsijaus. Komisijos nariais tapo šeimos nariai, kurie gavo visų skirtingų šašlykų po 1 gabaliuką. Prabalsavus paaiškėjo, kad pirmą vietą iškovojo Maximos lietuvišką šašlykę su česnaku. O kaip sekėsi kitiems dalyviams, skaitykite apžvalgoj, kurią įkeliu į komentarus.